Mano nuomonė apie 2016 metais įvestą nemokamą mokslą, tai iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad tai yra labai gerai, todėl kad manau, kad daugiau žmonių studijuos, nes dauguma studentų negali sau leisti turbūt mokytis dėl didelių sumų. Studentai turbūt manęs dabar gal neapmėtys lėktuvėliais kokiais, bet mano asmeninė nuomonė tai yra visų pirma, mes turbūt realiausių rezultatų pasiektume, jeigu mes šiandieną galbūt paprašytume iš visų susimokėti, tačiau tiem, kurie baigia geriausiais rezultatais ir kurie dirba pagal specialybę, tiem būtų pilnai kompensuojamas tas mokestis. Tai realiai kaip ir šiandien aukštosios mokyklos turi švietimo ir mokslo rinkoje išlikti konkurencingos, teikdamas paslaugas, kurios kokybinių lygmenių pranoksta konkurentų, taip ir aš manau, kiekvienas jaunas žmogus siekiantis karjeros turėtų parodyti save iš geriausios pusės ir parduoti save taip, kad už jį darbdavys būtų pasiruošęs sumokėti, kad jis turėtų tokias žinias. Tai šiuo atveju tam jaunam žmogui, dirbančiam Lietuvoje, dirbančiam pagal specialybę, aš manau 100% reikėtų apmokėti. Manau vis tiek visiems, kurie pabaigė mokslus, norėtų studijuoti, sudarytų geresnės sąlygas iš tikrųjų, kurie yra labiau nepasiturintis. Gal labiau jiems suteiktų didesnės šansus įsigyti gerą išsilavinimą. If there would be one, it would be really great. As for students, it's really supportive. I know that there are specific grants which are given to each and every student, but that may not be applicable for everyone. So as a foreign student, I am really supportive to that decision. I think it would be a great idea because, in my opinion, education should be free and available to everyone. For example, as a foreigner here in Lithuania, I have to pay for my bachelor degree. In Poland, I wouldn't have to pay, but it was my decision to come here and study in foreign country.